Galvoju, šiandien parodysiu, ką klientai užsisako, tai truputį parodysiu dėžių turinį, ką mes čia šiandien gavom. Na ką, vienas labiausiai dabar perkamų modelių Wave ir White and Dark Green modelis. Labai gražus šitas modelis yra, va kaip jisai atrodo. Šitos labai dažnai perka. Kitas modelis Rosa Luna, irgi labai daug moteris perka, labai daugam tinka, patinka ir va toks modeliukas. Šitas rečiau pasitaikantis modelis, čia labai mažas dydis, 37 klientės, tai va taip atrodo. Labai gražus irgi dailus, tokie va klasikiniai kedai. Nuo 37 iki 47 perėjom, tai Evo dabar irgi modelis. Šitie yra labai patogus, batai labai gražiai žiūrisi ir labai lengvai valosi, iš tikrųjų, ką vat klientai pastebi, kai mes jų klausiam, kaip sekasi avėti. Na, šitas yra Bound modelis, tai jau yra klasika, čia yra tamsaus džinso spalvos, bet taip jisai žiūrisi, labai gražus modelis. Šitą tai tikrai turbūt rečiau matot modelį, va, kaip jisai, nu labai gražus, iš tikrųjų gražiai žiūrisi. Jie netgi, sakyčiau, tinka va dabar tokiam orui, kai yra tokia, nu, nei šilta, nei labai ten šalta, bet ir rudeniui tinka. Tai va toks gražus modelis, yra dar ir tamsi spalva. Cityscape, tai čia irgi praeitos vasaros ir šio pavasario irgi vienas perkamiausių modelių. Ir labiausiai va ir perka šitą mėlyną navy spalvą, nu ir dar juodus perka, nes juodi tai prie visko tinka. Afrodite modelis, šitą turbūt gal irgi nerodžiau jums, nes čia visiškai naujas, visiškai nesenai atsiradęs modelis. Šiaip gražius toksai žiūrisi, va toks kaspinėlis yra padarytas, stilizuotas, bet nu, tokia nei per daug, nei per mažai. Taip, Buena Dark Brown, tai jau šitas tikrai matytas, šitas tikrai jums rodžiusi modelį. Vėl Rebound modelis, bet tik tai kita spalva, juodai balti. Nu, tokia va klasika. Echo modelis, juodai baltas. Šitaip atrodo. Šitas modelis, kur minėjau, kad yra priekis aukštesnis truputėlį. Bianca modeliukas, moteriški čia yra batai, juoda spalva, vos matos, nes nu tokia labai juodai juoda, tikrai, intensyviai juoda. Core modelis, irgi tai yra tamsus batai. Va. Irgi labai fainas, daugiau erdvės pirštų zonų ir tokie nulengvi batai. Čia yra naujas modelis, dar irgi tikriausiai nerodžiau, nes visiškai čia dar turbūt šią savaitę tik atsiradęs iš Bilenka. Tai va turi tokią va pagražinimą detalę, lakinę juodą. Tai va ir šiaip per nuotrauką atrodo, kad siauresni, bet iš tikrųjų tai platus batai yra. Va šitie visiškai irgi naujiena, Zinc Fresh modelis. Labai įdomus modelis, nes jisai turi va čia tokias audinio detalės. Ir čia oda aplink, padas guminis kaip visada. Ir, nu, tikrai fainiai taip atrodo šitas modelis. Žinot, ką galvoju, čia visus žiūrinėdama, darinėdama, kad iš tikrųjų klientai labai skirtingus batus užsisako. Čia vat juodas modelis iš Zinc visiškai, toks fainai irgi žiūrisi. Bet ką noriu pažymėti, kad toks didžiulis yra asortimentas, pasirinkimas barefoot batų, kad klientai tikrai ima labai skirtingus modelius. Jau nekalbu, kad dydžiai skiriasi, bet modeliai ir spalvos skirtingi. Tai va, tai tiek apžvalgos.